Labą dieną visiems prisijungusiems į mūsų šio ryto transliaciją. Aš esu Rokas Daugėla, advokatų kontoros Cobalt partneris ir mokesčių praktikos grupės vadovas. Kartu su manim šiandien yra kolega Martynas Bielskis, asocijuotas teisininkas, ir mes per ateinančią valandą norėtumėm jums papasakoti kelis praktinius patarimus, kuriuos verta žinoti pildant metinės pajamų deklaracijas. Norėčiau pradėti nuo pagiriamojo žodžio mokesčių inspekcijai. Iš tiesų, aš manau, kad pajamų deklaravimas Lietuvoje yra tikrai toli pažengęs ir jisai nėra toks komplikuotas kaip daugelį kitų valstybių. Galbūt estai garsiau giriasi, kad pas juos galima 3 paspaudimais deklaraciją užpildyti, bet iš tiesų manau, kad ir Lietuvoje tai nėra sudėtinga, tol, kol neprasideda įvairūs niuansai su turto pardavimu, pajamų iš užsienio gavimu ir kita specifika, kur, iš tiesų VMI sukurtas vedlys jums negalės padėti. Tai būtent į tokius klausimus, į tokias situacijas mes norėtumėm akcentuotis per ateinančią valandą. Tikrai neapimsime viso deklaravimo proceso, netgi nėra toks šio renginio tikslas. Išrinkome 3 temas, kurios dažniausiai kyla mūsų klientams, pildant deklaracijas. Sulaukiam klausimų kone kiekvienais metais, tad nusprendėme proaktyviai pasidalinti žiniomis ir patirtimi, kad galėtumėm atsakyti į kuo daugiau žmonių kylančius klausimus. Tai renginį pradėsim nuo Martyno trumpo pristatymo apie turto pardavimo pajamų apmokestinimą, apie pajamų apskaičiavimą, savikainos apskaičiavimą ir lengvatas. Tuomet pratęsime apie tarptautinio apmokestinimo klausimus. Visų pirma, apie užsienyje sumokėto mokesčio prie šaltinio sumažinimą arba susigrąžinimą, taip pat ir dvigubo apmokestinimo panaikinimą Lietuvoje ir dar kelis praktinius patarimus susijusius su investavimu ir būtent investavimu per užsienio platformas. Tad norėčiau padėkoti visiems, kas šį rytą prisijungė. Noriu pakviesti užduoti klausimus šalia transliacijos lango esančiame langelyje. Mes pasistengsime į kuo daugiau klausimų atsakyti, priklausomai nuo to, kiek laiko liks iki renginio pabaigos 11 valandą. Ir kad to laiko liktų kuo daugiau, tai aš perduodu estafetę Martynui. Sveiki visi. Ačiū už įžangą. Šiandienos temą pradėsiu nuo bazinių, tačiau ne ką mažiau svarbių dalykų, siekiant tinkamai sudeklaruoti ir apmokestinti gautas turto pardavimo pajamas. Tai pirmiausia, reikėtų įsivertinti kiekvienam iš mūsų, kokios yra tos pajamos, kokia yra savikaina, arba, taip sakant, su turto įsigijimu susijusios sąnaudos, bei reikėtų įsivertinti, ar yra taikomos gyventojų pajamų mokesčių įstatyme numatytos turto pardavimo lengvatos. Tai pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad jeigu turtas buvo parduotas ir jis nebuvo naudojamas individualioje veikloje, tai visos pajamos turėtų būti apmokestintos pagal pinigų apskaitos principą. Ką tas principas reiškia? Tai reiškia, kad jūs turite apmokestinti pajamas tada, kai jos yra faktiškai gautos. Pavyzdžiui, jeigu 23 metais sudarėte sutartį dėl nekilnojamo turto pardavimo ir tais pačiais metais su jumis buvo pilnai įskaityta, tuomet viskas kaip ir turėtų būti aišku, kad visas pajamas turėtumėte apmokestinti 23 metais.
Tačiau jeigu pardavėte, sakykime, akcijas, už kurias pagal sutartį a, buvo sutarta skaityti dalimis per kelis mokestinius laikotarpius, tuomet turėtumėte deklaruoti kiekvienais metais tik tą pajamų sumą, kurią faktiškai gavote per mokestinį laikotarpį. Atitinkamai, jeigu toks apmokėjimas yra išdėstomas per mokestinį laikotarpį, kartu proporcingai reikėtų deklaruoti ir su to turto susijusią savikainą. Reikėtų taip pat pažymėti, kad pajamos yra laikomas ne tik faktiškai gauta pinigų suma, bet ir ta dalis, kuri buvo atsiskaityta, pavyzdžiui, su jumis natūra. Tai gali būti turto mainai, gali būti perleisti įsipareigojimai, gali būti atlikti darbai, suteiktos paslaugos ar panašiai. Šiuo atveju jums reikėtų įsivertinti, kokia buvo to turto ar tų paslaugų tikroji rinkos kaina. Tik tokiu atveju galėsite nustatyti, kokias faktiškai pajamas gavote. Taigi, apibrėžiant, reikėtų dar kartą pasikartoti, kad pajamos yra ne tik gaunami pinigai, bet taip pat ir pajamos gaunamos natūra. Pagal gyventojų pajamų mokesčių įstatymą turto pardavimo pajamos yra apmokestinamos 15 arba 20% gyventojų pajamų mokesčių tarifu. Iki 120 VDU arba kas 23 metais sudarė apie 200 tūkstančių eurų, pajamos bus apmokestintos 15% GPM tarifu. Nuo 24 metų šis VDU dydis šiek tiek didėjo, kas reiškia, kad 24 metais šiek tiek didesnė dalis pajamų bus apmokestinta mažesnių GPM tarifų. Pažymėtina, kad į 120 VDU dydį yra įskaičiuojamos ne tik turto pardavimo pajamos, bet taip pat tai gali būti ir kitos pajamos, kaip pavyzdžiui, palūkanos, honorarai, kitos neindividualios veiklos pajamos. Tačiau žinokite, kad dėl to jums atskirai iš tikrųjų nieko nereikia skaičiuoti, kadangi mokesčių inspekcija yra sukūrusi labai patogią sistemą, pagal kurią tiesiog jums tenka suvesti pajamas, o mokestis yra apskaičiuojamas jums automatiškai. Kas liečia turto įsigijimo savikainą, tai gyventojai turėtų suprasti, kad deklaruojant pajamas taip pat labai svarbu yra deklaruoti ir sąnaudas. Šios sąnaudos mažins jūsų apmokestinamąsias pajamas. Būna atveju, kai parduodamas yra turtas nuostolingai, tai atitinkamai įvertinus didesnės savikainos sumą nei yra pajamos, jūs galite patirti ir nuostolį. Dėl to jums tinkamai nereikės mokėti turto pardavimo mokesčio. Kaip nustatyti, kas yra toji savikaina, tai reikėtų pirmiausia atsižvelgti, kaip buvo įsigytas turtas. Jeigu jūs įsigijote turtą sumokėdami kainą pinigais, tai tuomet savikaina bus turto visa pinigai sumokėta suma. Būna atveju, kai turtas įsigijimas ne tik pinigais, bet, pavyzdžiui, būna atliekami turto mainai. Tokiu atveju gali tekti įsivertinti, kokia buvo
mainų metu buvusi to turto tikroji rinkos vertė. Kitas, ne ką mažiau svarbus aspektas yra, kai yra parduodamas, paveldėtas arba dovanotas turtas. Įprastai savikaina gali būti nustatoma pagal dovanojimo sutartyje nustatytą vertę arba paveldėjimo metu nustatytą vertę. Alternatyviai galite atlikti turto retrospektyvinį vertinimą. Tai reiškia, kad galite įvertinti to turto tikrąją vertę, kuri buvo prieš kelis mokestinius laikotarpius. Tačiau visada rekomenduojame klientams atlikti tokį vertinimą dar iki to turto pardavimo. Kodėl? Todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, būna parduodamos akcijos ir gyventojas nori, sakykime, susimažinti apmokestinamąsias pajamas, tokiu atveju gali tekti vertintojai pateikti įvairius istorinius tos įmonės duomenis, finansinė informacija ir archyvuose, tai ir pats dokumentų surinkimas ir paties vertintojo darbo atlikimas gali užtrukti laike. Todėl nepriklausomas retrospektyvinis vertinimas gali būti jums naudingas, jeigu parduodate didelės vertės turtą arba jeigu paveldėte arba gaudate dovanų turtą, kuriam tuo metu nebuvo tiesiog papildomas vertinimas. Kas yra svarbu, tai kad kiekvienu atveju, kai deklaruojate turto pardavimo sutartį, reikia tą savikainą pagrįsti dokumentais. Jeigu mokesčių inspekcija ateis ir patikrins jūsų įvykusius sandorius ir jūs negalėsite pateikti dalies to turto įsigijimo savikainos, tokiu atveju mokesčių inspekcija gali sakyti, kad jūs nepagrįstai deklaravote per didelę įsigijimo savikainą, dėl ko atitinkamai anuliuotų dalį arba visą savikainos ir jums padidėtų mokėtinas gyventojų pajamų mokestis. Prie turto įsigijimų savikainos taip pat galite priskirti ir kitus privalomus mokėjimus. Tai gali būti notarų išlaidos, gali būti registrų centro išlaidos, galbūt kažkokios tai valstybinės rinkliavos. Tačiau klientai kartais klausia, ar galima teisininkų išlaidas atskaityti. Teisininkų išlaidos nėra priskiriamos prie privalomų išlaidų, tai yra gyventojų nuožiūra patiriamas išlaidos, tai yra teisininkų išlaidų negalite atskaityti. Toliau pakalbėsiu apie turto pardavimo lengvatas ir pažymėsiu pagrindinės dviejas turto rūšis, tai yra nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius. Nekilnojamajam turtui yra iš principo taikomos 3 lengvatos. Pirmoji lengvata yra 10 metų išlaikymo lengvata. Tai yra, jeigu jūs įsigyjote žemę, butą, namą ir išlaikėte jį daugiau negu 10 metų, tuomet toks turto pardavimas jums bus neapmokestinamas. Būna situacijų, kai dėl kažkokių tai priežasčių turtas būna padalyjamas į kelis turto vienetus ir registrų centre būna aprašoma, deklaruojama kaip
kaip keli turtai vienetai. Tai tokiais atvejais reikėtų žinoti, kad 10 metų terminas nėra skaičiuojamas iš naujo, bet reikėtų visą laiką atsižvelgti tada, kada buvo tas turtas įsigytas. Kita lengvata nekilnojamo turto pardavimui yra susijusi su deklaruota gyvenamąja vieta. Jeigu jūs iki turto pardavimo deklaravote gyvenamąją vietą ne trumpiau kaip 2 metus, toks turto pardavimas jums taip pat bus neapmokestinamas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo klausimu yra netgi pasisakęs ir išleidęs nutartį. Buvo situacija, kai vyras ir žmona kartu gyveno bute ir vyras buvo deklaravęs gyvenamąją vietą ilgiau negu 2 metus, o žmona nebuvo iš viso deklaravus gyvenamosios vietos. Mokesčių inspekcija padarė patikrinimą ir nustatė, kad žmonai šių lengvata negalioja. Ir teismas šiuo atveju patvirtino mokesčių inspekcijos poziciją, sakydamas, kad gyventojų pajamų mokesčių įstatymas reikalauja abiejų sutuoktinių gyvenamosios vietos deklaravimo. Tai reiškia, jeigu jūs įgijote turtą bendrosios jungtinės nuosavybės teisę, tai įsitikinkite, kad abu sutuoktiniai yra deklaravę gyvenamąją vietą tame bute. Ir paskutinis lengvatos taikymo aspektas yra, net jeigu jūs nebuvote deklaravę gyvenamosios vietos tame bute ar name, jūs galite taip pat taikyti lengvatą su sąlyga, kad iki to turto pardavimo jūs būsite deklaravę gyvenamąją vietą. Sakykime, kad prieš savaitę, prieš dieną parduodate tą turtą ir įsigyjate kitą turtą, kuriame per metus laiko turite deklaruoti taip pat gyvenamąją vietą. Čia yra keli svarbus aspektai. Tai pirmiausia, jums nėra privaloma įsigyti tokios pačios vertės turto arba brangesnio turto tam, kad ši lengvata galiotų. Kitas aspektas, tą turtą galite įsigyti ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje. Ir svarbu yra, kad pardavę turtą per metus laiko įsigytumėte kitą turtą ir jame deklaruotumėte gyvenamąją vietą. Turėjome situacijų, kai klientai ne iki galo suprato šių lengvatų nuostatas, kai viską padarė tik pradžioje gerai, tai yra buvo deklaravę gyvenamąją vietą, pardavė turtą, įsigijo kitą turtą, tačiau per metus laiko nedeklaravo ten gyvenamosios vietos. Ir mokesčių inspekcija pasakė, kad šiuo atveju lengvata negalioja. Ir deja, kokia yra įstatymo raidė. Kas liečia vertybinius popierius, tai gyventojų pajamų mokesčių įstatymas nenumato daug lengvatų šitam turtui. Tai pagrindinė lengvata tai yra ta, sakyt, 500 eurų lengvata. Jeigu jūs pardavėte vertybinius popierius pelningai, tai galite atskaityti 500 eurų. Tačiau ką reikėtų žinoti, tai kad jūs galite dengti vertybinių popierių pelną, jeigu su vertybinių popierių nuostoliais. Tai yra svarbu, kad tas pelnas ir nuostolis būtų patirtas per tą patį mokestinį laikotarpį. Jeigu jūs pardavėte, sakykime, akcijas pelningai, tai įsivertinkite, galbūt jums vertėtų dalį kitų vertybinių popierių fiksuoti nuostolį, kadangi taip galėtumėte
iš viso sumažinti savo mokestinę naštą. Ir iš kitos pusės, jeigu jūs turėjote nuostolį patyrę dėl vertybinių popierių perleidimo, įsivertinkite, ar nereikėtų fiksuoti pelno iš kitų vertybinių popierių pardavimo, nes gyventojai negali kelti vertybinių popierių nuostolių į būsimus mokestinius laikotarpius, taip kaip tą gali daryti įmonės. Tai šiai įžangai būtų tiek. Toliau perduosiu žodį Rokui, kuris pakalbės jau apie tarptautinio apmokestinimo niuansus. Ačiū, Martynai. Aš iš tiesų noriu pakalbėti apie dvi to paties medalio pusės. Tai yra du tarptautinio apmokestinimo aspektus, su kuriais galite susidurti kiekvienas iš jūsų, deklaruodami pajamas gautas užsienyje. Tai pirmasis aspektas yra mokesčio prie šaltinio sumokėto užsienio valstybėje sumažinimas arba permokos susigrąžinimas, o antrasis aspektas yra dvigubo apmokestinimo panaikinimas jau Lietuvoje. Tai aš pradėsiu nuo pirmojo. Martynai, prašau perjungti kitą skaidrę. Taip, mokesčio prie šaltinio sumažinimas. Reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad dažnas mūsų gavęs pajamų iš brokerio už dividendus, palūkanas galbūt, net nesusimastom, kad jau buvo nuskaityti mokesčiai ir net nežinom, kokia suma tų mokesčių ir koks tarifas buvo nuskaitytas užsienio valstybėje. Taip yra todėl, kad pajamas apmokestinti gali ne tik Lietuva, jūsų pajamas apmokestinti gali ne tik Lietuva, kur jūs esat mokesčių mokėtojai, tačiau ir tos valstybės, kuriuose jūs pajamas gaunate. Tai yra JAV, jeigu JAV bendrovė jums moka dividendus, Vokietija, jeigu turite įsigiję Vokietijos įmonės obligacijų ir taip toliau. Ir visų pirma, mokesčio prie šaltinio klausimas yra aktualus dividendams, palūkanoms ir honorarams, angliškai vadinamams royalties. Nes šios trys pajamų rūšis visuotinai visame pasaulyje, visose valstybėse yra apmokestinamos mokesčiais prie pajamų šaltinio, kurį išskaito išmokantis asmuo ir jūs į savo sąskaitą gaunate jau sumą apmokestintą tam tikrų mokesčių. Tačiau aš norėčiau neapsiriboti vien tik dividendais, palūkanomis ir honorarais, kadangi kiekviena valstybė turi savo specifinę sistemą ir, pavyzdžiui, JAV gali apmokestinti ir tam tikro turto pardavimo pajamas. Kitos valstybės, tokios kaip Latvija, gali apmokestinti konsultavimo ir taip vadinamus valdymo mokesčius jūsų gautus iš Latvijos įmonės. Todėl, reikėtų domėtis, ar jūsų užsienyje gautos pajamos buvo apmokestintos mokesčiais tose valstybėse. Ir šioje vietoje į pagalbą jums ateina Lietuva ir Lietuvos sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, kadangi šios sutartys sprendžia du klausimus. Visų pirma, jos apriboja užsienio valstybių galimybę apmokestinti jūsų gaunamas pajamas. Taip, pavyzdžiui, Lietuvos ir Latvijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis pasako, kad konsultavimo ir valdymo mokesčiai Latvijoje prie šaltinio apmokestinti negali būti. Taip, nors vidaus teisės aktai tą leidžia. Antras klausimas, kurį sprendžia dvišalės sutartys, tai jos numato maksimalius mokesčio prie šaltinio tarifus. Pavyzdžiui, JAV vidaus teisės aktai numato 30% mokesčio prie šaltinio tarifą dividendams, o dvišalė sutartis tarp Lietuvos ir JAV sako, kad maksimalus tarifas gali būti 15%. Pavyzdžių yra ir daugiau. Tie patys dividendai. Šveicarijos vidaus teisės aktai nustato 35% tarifą, dvišalė sutartis tarp Lietuvos ir Šveicarijos apriboja tą tarifą iki 15%. Su Vokietija taip pat. Vidaus teisės aktų tarifas 25, sutartyje nustatytas maksimalus tarifas 15. Ir čia aš visur kalbu apie gyventojus. Tai ką jums reikėtų padaryti,
kad galėtumėte pasinaudoti dvišalę sutartimi ir sumažinti arba susigrąžinti tą užsienio valstybėje mokamą mokestį prie šaltinio. Tai, kaip jau pasakiau, yra galimybė sumažinti arba susigrąžinti. Sumažinimas tai yra tokia procedūra, kuomet jūs tarpininkui, per kurį įsigijote vertybinius popierius arba per kurį planuojate gauti pajamų, pateikite dokumentą įrodantį, kad jūs esate Lietuvos mokesčių mokėtojas ir kad jums yra taikoma Lietuvos su ta valstybė sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Jeigu nepaminėjau, tai noriu akcentuoti, kad tokių sutarčių Lietuva sudariusi yra beveik 60. Tad, iš tiesų, nekalbant apie visas ES valstybės, tiek Amerika, Kanada, Šveicarija ir daugelis kitų pagrindinių didžiųjų jurisdikcijų yra sudariusios tokias sutartis. Taip? Tai norint, kad jums būtų iškart pritaikytas sumažintas jums priklausantis tarifas, būtina tarpininką informuoti apie jūsų mokesčio rezidento statusą. Kuomet vertybiniai popieriai yra įsigyjami JAV, yra pildoma specifinė forma W8, galbūt netgi teko girdėti arba matyti ją, ir jeigu teko girdėti matyti, tai jau yra gerai, greičiausiai, kad jums taikomas tarifas yra ne 30%, kaip minėjau, o 15%. Reiškia, jūs jau savo darbą padarė. Jeigu tokios formos negirdėjot ir nesat pildę, matyt, vertėtų suklusti, pasiklausyti toliau apie mokesčio permokos susigrąžinimą. Bet dar prieš tai pabaigsiu apie sumažinimą. Tik JAV turi nusistačiusią specifinę formą. Kitos valstybės arba bent jau dauguma kitų valstybių, su kuriomis mums teko susidurti, jos reikalauja, kad pateiktumėte Lietuvos VMI patvirtintą mokesčio rezidavimo pažymą. Tai Lietuvos VMI tokias pažymas išduoda labai greitai, vėlgi tai nėra sudėtinga procedūra, praktiškai automatinė, tiesiog reikia nustatytos formos pažymą, išduotą VMI, pateikti vėlgi tam pačiam tarpininkui, per kurį planuojate gauti pajamas. Ir tuomet tarpininkas, išskaitydamas mokestį prie šaltinio, jau užtikrins, kad jums bus pritaikytas tas mažesnysis pagal dvišalę sutartį priklausantis tarifas. Jeigu to nenutiko, jeigu jau buvo išskaitytas didesnis nepriklauso mokesčio prie šaltinio tarifas, jūs turite galimybę susigrąžinti permoką. Permoką galima susigrąžinti lygiai taip pat, kreipiantis į tarpininką, kuris administravo mokėjimą, arba kreipiantis į užsienio mokesčio administratorių, kuris gavo jūsų mokestį prie šaltinio. Ir dėja, bet susigrąžinimas yra sudėtingesnė ir ilgesnė procedūra dėl visos eilės priežasčių. Visų pirma, tarpininkas, jis pats negali administruoti šito proceso, jis turi į procesą pajungti ir išmokas atlikusią bendrovę, pavyzdžiui, Apple, jeigu gavot Apple dividendų, bendrovė taip pat į procesą turi pajungti užsienio mokesčio administratorių ir dėl to ta grandinėlė išsitęsia ir labai ilgai trunka, kol pavyksta tą permoką susigrąžinti. Kreipimasis į užsienio mokesčio administratorių taip pat nėra labai paprastas procesas dėl šiek tiek kitos priežasties. Dažnu atveju jūsų vertybiniai popieriai, kuriuos įsigijote per tarpininką, bendrovėje nėra apskaitomi jūsų vardu, o yra apskaitomi kaip tarpininko klientų vertybiniai popieriai, neidentifikuojant konkretaus asmens kaip Roko Daugėlos. Todėl mokesčio administratorius, jis gali net nežinoti, kad kažkokia bendrovė išmokėjo būtent jums arba man dividendus ir nuo tų dividendų paskaičiavo per didelį mokestį prie šaltinio. Ir ta informacijos asimetrija vėlgi, kol ji išsisprendžia, tai šiek tiek užtrunka laike ir vėlgi gali būti procedūros, kurios, sakykime, apsunkina, taip kaip reikia įsiregistruoti mokesčių mokėtojų arba atlikti kažkokius kitus veiksmus,
Todėl mūsų patarimas apibendrinant šį klausimą, tarifo sumažinimas, kitaip sakant, dar prieš šio klausimo sprendimas, dar prieš išmokant, prieš gaunant pajamas, prieš išmokant kažkokias išmokas jums iš užsienio, yra geresnis sprendimas, paprastesnis sprendimas nei mokesčio permokos susigrąžinimas. Visgi nesinorėtų baigti negatyvia nata šito klausimo, jeigu nuolat investuojate ir kiekvienais metais gavote pajamų iš užsienio ir nesate tikri, ar jums buvo pritaikytas tas priklausantis tarifas, ar vis dėlto tas didesnis tarifas, yra galimybė mokesčio permoką susigrąžinti retrospektyviai. Tai yra ne tik už praėjusius metus, tačiau už 2, 3, o kartais netgi ir 5 metus. Tai procedūra priklausanti nuo kiekvienos valstybės vidaus teisės aktų, kiekvienoje valstybėje senaties terminai pajamų mokesčio deklaracijų koregavimui yra skirtingi, tačiau tikrai kiekviena valstybė, su kuria mes esame susidūrę, turi vienokias ar kitokias galimybės tą permoką susigrąžinti daugiau nei už 1 metus. Tad rekomenduoju jums pasižiūrėti visų pirma tarpininko teikiamas ataskaitas, kur laikomi jūsų vertybiniai popieriai. Ten turėtų matytis tiek jūsų gautos išmokos, dividendai, palūkanos daugiausiai ir išskaičiuoti pajamų mokesčiai prie šaltinio. Iš to galima susidaryti įspūdį, koks tarifas buvo išskaitytas. Ir jeigu tarifas buvo išskaitytas didesnis nei priklauso ir ta suma yra pakankamai reikšminga, aš tikrai rekomenduočiau imtis žingsnių ir susigrąžinti užsienyje sumokėtus mokesčius. Ir čia norėčiau pereiti prie antros šio medalio pusės, tai yra dvigubo apmokestinimo panaikinimo. Martynai, prašau, perjungti kitą skaidrę. Taip. Tai, kaip minėjau, pajamas gali apmokestinti ne tik Lietuva, kur jūs gyvenat ir mokat mokesčius, tačiau ir valstybės, kuriuose gaunat pajamas. Tačiau Lietuva, kaip jūsų šalis, kur gyvenat ir mokat mokesčius, turi pareigą naikinti dvigubą apmokestinimą. Dvigubas apmokestinimas tai yra tokia situacija, kur tas pačias pajamas dvi valstybės apmokestina 2 kartus. Pavyzdžiui, gavote dividendus iš JAV bendrovės, nesvarbu, ar buvo pritaikytas 30% tarifas ar 15% tarifas, kurį priklausytų taikyti, bet kuriuo atveju pagal nutylėjimą šios pajamos turėtų būti įtrauktos į jūsų pajamų deklaraciją Lietuvoje ir apmokestintos pajamų mokesčių dar kartą. Tačiau, kaip jau minėjau, Lietuva turi pareigą šį dvigubą apmokestinimą naikinti. Tai reiškia, kad užsienyje sumokėtas mokestis lieka, o Lietuvoje mokėtinas mokestis arba mažinamas, arba apskritai nemokamas. Ir ši procedūra aktuali praktiškai visoms jūsų užsienyje gaunamoms pajamoms. Tai yra ne tik mano minėti dividendai, palūkanos ir honorarai, tikrai taip pat galioja ir pajamoms iš nekilnojamo turto, nes paprastai pajamos iš nekilnojamo turto yra apmokestinamos ten, kur nekilnojamas turtas yra, taip pat ir darbo santykių pajamoms ir bet kokioms kitoms pajamoms, kurias užsienio valstybė teisėtai apmokestina. Ir šioje vietoje, kalbant apie tą dvigubo apmokestinimo naikinimą, iš principo yra 2 metodai. Pirmasis metodas yra labai aiškus atleidimo metodas. Tai reiškia, kad užsienyje sumokėjus mokesčius, kad ir kiek jų bebūtumėt sumokėję, ar 5, ar 15, ar 30%, Lietuvoje tos pajamos yra eliminuojamos iš jūsų apmokestinamų pajamų ir antrą kartą mokesčio mokėti nereikia. Šita taisyklė taikoma darbo santykių pajamoms, pajamoms iš nekilnojamo turto ir visoms kitoms pajamoms, išskyrus tas, kurioms taikomas kredito metodas. Apie tai kitoje skaidrėje truputėlį vėliau. Visos kitos pajamos, tai vėlgi gali būti konsultavimo mokesčiai, turto pardavimo pajamos,
bet kas, ką valstybė teisėtai galėjo apmokestinti ir apmokestino užsienyje. Viskas, ko jums reikia, tai yra dokumentas patvirtinantis, kad jūs gavote pajamas užsienyje ir kad tos pajamos buvo apmokestintos pajamų mokesčių arba tapačių mokesčių užsienyje. Tapačių, kodėl? Todėl, kad, JAV yra state tax ir federal tax, tai galbūt nėra visiškai identiškas pajamų mokesčio atitikmuo kitose valstybėse. Vėlgi yra skirtingos sistemos, tokiuose kaip Šveicarijoje, bet užtenka parodyti, kad tos pajamos buvo apmokestintos ir to mūsų mokesčio administratoriui pakanka. Ta dokumentą jums gali surašyti tiesiog pajamas išmokėjęs asmuo. Jeigu gavote darbo santykių pajamas, užtenka iš darbdavio gautos pažymos, kad taip, šiam asmeniui išmokėjom atlyginimą, jis buvo apmokestintas Liuksemburge, antrą kartą pajamų mokesčių Lietuvoje mokėti nereikia. Labai paprasta. Gaila, bet tokia liberali tvarka galioja tik tais tuo met, kai pajamos yra gaunamos iš valstybės, su kuria sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Kaip minėjau, tokių valstybių yra labai daug, beveik 60, tačiau, pasaulyje valstybių yra daugiau. Ir jeigu gaunate pajamų iš valstybės, su kuria Lietuva nėra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, dėja, dokumentams reikalavimai yra griežtesni. Patvirtinimas apie gautas pajamas užsienyje ir sumokėtus mokesčius tokiu atveju turi būti išduotas užsienio mokesčio administratoriaus. Martynai, prašau, perjungti kitą skaidrę. Pratęsiu apie kredito metodą, kuris vėlgi šiam seminarui turėtų būti aktualesnis, kadangi kredito metodas yra taikomas dividendams, palūkanoms ir honorarams. Tai yra toms pasyvioms pajamoms. Priminsiu, kad šitos pajamos greičiausiai buvo apmokestintos mokesčių prie šaltinio užsienyje, taip, kuris yra numatytas vidaus teisės aktuose arba tuo, kuris yra numatytas dvišalėje sutartyje, bet kuriuo atveju užsienyje sumokėtą mokestį galima atimti iš Lietuvoje mokėtino mokesčio. Pasistengsiu paaiškinti mechaniškai, kaip tai veikia. Tarkim, jūs gavote $1000, imkim eurus, geriau bus patogiau, 1000 eurų dividendų iš Vokietijos bendrovės. Vokietijos bendrovė išskaitė 25% mokesčio prie šaltinio, kadangi jūs nebuvote pateikęs mokesčių rezidavimo pažymos ir buvo pritaikytas vidaus teisės aktų tarifas. Ką tai reiškia Lietuvoje? Lietuvoje jums reikia turėti tai patvirtinantį faktą, kad iš tiesų gavote tą 1000 eurų dividendų ir buvo išskaitytas mokestis 250 eurų prie šaltinio. Tuomet Lietuvoje jūs galėsite užsienyje sumokėtą mokestį kredituoti, apmokestinant tas pačias pajamas. Tai neina kalba, kad iš viso jūsų mokėtino GPM bus galima atimti 250 eurų. Būtent apmokestinant tą 1000 eurų gautų dividendų, užsienyje sumokėtas mokestis mažins Lietuvoje mokėtiną mokestį. Čia ką labai svarbu yra pažymėti, kad jūs Lietuvoje negalite atskaityti daugiau, nei jums priklauso mokėti pagal dvišalę sutartį. Jeigu, pavyzdžiui, Vokietija išskaičiavo 25, nors turėjo pagal dvišalę sutartį išskaityti tik 15, jūs Lietuvoje galėsite iš mokėtino mokesčio atimti tik 15, bet ne 25%. Tai šiuo konkrečiu atveju neturėtų būti skirtumo, nes Lietuvoje mokėtinas mokestis bus 15 ir mokesčio kreditas bus 15 ir gale dienos mokėtina suma nuo šių pajamų bus 0. Ir be abejo, mokesčio permoka tokiu atveju nesusidaro, Lietuva neturi pareigos jums gražinti jūsų užsienyje permokėtus mokesčius. Jeigu tokią teisę jūs turite, tai tik tais užsienio valstybėje, kaip jau minėjau, aptardamas ankstesnį mechanizmą. Apie reikalingus dokumentus pakalbėkime. Situacija yra tokia pati, kaip ir su atleidimo metodu. Jeigu pajamos yra gautos iš užsienio valstybės, su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, tuomet jums užtenka paprastos
pažymos iš bendrovės išmokėjusios jums lėšas arba tiesiog tarpininko ir pagal ten pateiktą informaciją apie jūsų gautas pajamas ir įskaitytus mokesčius prie šaltinio, jūs galite mažinti Lietuvoje mokėtinus mokesčius. Tokias pažymas išduoda daugelis tarpininkų, kuriuose platformų operatorių, kuriuose jūs ir kiti žmonės perkate vertybinius popierius, fondų vienetus, dividendus, akcijas, už kurias gauna dividendus, obligacijas, už kurias gaunat palūkanas. Tai yra pakankamai įprasta praktika ir iš principo vieno mygtuko paspaudimu tokią ataskaitą jums gali sugeneruoti daugelis platformų. Ir to pakanka, kas yra mano nuomonė fantastiškai liberalu, nes nereikia gauti patvirtinimų iš užsienio mokesčių administratoriaus. Tik tais atvejais, kai pajamos yra gaunamos iš valstybių, su kuriomis Lietuva nėra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, pavyzdžiui, Australijos, tokiu atveju jums neužteks brokerio pažymos, tarpininko pažymos neužteks, reikės gauti Australijos mokesčių administratoriaus patvirtinimą apie jūsų sumokėtus mokesčius Australijai. Tai be abejo jau yra sudėtingesnė procedūra ir galbūt tos sumos gali būti ir per mažos, kad būtų verta veltis į visą procedūrą. Tačiau vėlgi, nesinori baigti negatyvia nata ir šios temos, taip pat galite retrospektyviai Lietuvoje mažinti savo mokėtiną arba jau sumokėtą GPM užsienyje sumokėtais mokesčiais. Senaties terminas gyventojų pajamų apmokestinimui Lietuvoje yra 5 metai. Tai reiškia, kad jūs galite grįžti ir tikrintis ir koreguotis 5 metų senumo deklaracijas su sąlyga, kad turite tam reikiamus dokumentus. Tai kiek būtų apie dvigubo apmokestinimo naikinimą ir norėčiau vėl perduoti estafetę Martynui, kuris pabaigs mūsų pristatymą keliais praktiniais patarimais apie pajamų deklaravimą, vėlgi, kuomet gaunamos investicinės pajamos per užsienio platformas ir panašius klausimus. Ačiū, Rokai. Tai trumpai gal aptarkime ir tas situacijas, su kuriom susidurėme, kai deklaruojame klientams pajamas. Tai pirmiausia reikėtų pažymėti, kad jeigu investuojate per užsienio platformas ir gaunate pajamų, tai žinokite, kad tokias pajamas jums reikės deklaruoti patiems. Kol kas nėra tokio mechanizmo sukurto, kad duomenys būtų Lietuvos mokesčių inspekcijai teikiami automatiškai užsienio platformų operatorių. Kitaip yra, pavyzdžiui, jeigu jūs investuojate per Lietuvos platformas ar ten per banko investicinės sąskaitas atidarytas, bankai patys pateikia tokią informaciją, suformuoja jūsų gyventojų pajamų mokesčių deklaracijoje. Tačiau jeigu investuojate per užsienio platformas, tokia informacija nėra automatiškai generuojama ir jums patiems tenka įsivertinti, kokias pajamas gavote, kiek mokesčių buvo užskaičiuota ir panašiai. Tai pirmasis patarimas būtų įsivertinkite, jeigu pajamas gavote santaukoje ir tokios pajamos buvo jūsų bendroji jungtinė nuosavybė. Visada rekomenduojame klientams tokias pajamas deklaruoti per pusę, kadangi taip galite sutaupyti iki 10 000 eurų gyventojų pajamų mokesčių. Kodėl taip yra? Tai, sakykime, jeigu gyventojas ant vieno asmens deklaruoja visas pajamas, tai dalis pajamų gali būti apmokestinta ir didesniu progresiniu 20% GPM tarifu. Jeigu deklaruosite tas pajamas per pusę, tai abu sutuoktiniai galės savo dalį apmokestinti 15% GPM tarifu. Kitas svarbus aspektas yra įsivertinti,
pateiktas brokerių ataskaitas. Turėjome situacijų, kai buvo pateikta bendra tokia generinė ataskaita, kurioje nesimatė detalizuotų pajamų. Sakykime, buvo nurodyta, kad klientas gavo dividendų, tačiau paprašius detalesnės ataskaitos pamatėme, kad ta dividendų eilutė išsiskirstė į dar dvi dalis. Tai pirma buvo dividendai, o kita dalis buvo kapitalo įnašo grąžinimas. Angliškai buvo parašyta return on capital. Pagal gyventojų pajamų mokesčių įstatymą kapitalo įnašo grąžinimai nėra apmokestinami, o dividendai apmokestinami 15%. Taigi, jeigu klientas būtų sudeklaravęs pajamas pagal generinę ataskaitą, bendrąją ataskaitą, būtų deklaruota atitinkamai daugiau pajamų apmokestinamųjų, negu iš tikrųjų reikėtų. Todėl įsivertinkite tikrai ir prašykite brokerių detalių ataskaitų, kad matytųsi ir iš ko susidaro tos pajamos ir kiek yra išskaičiuotų tų mokesčių. Kas liečia išskaičiuotus mokesčius, deklaruokite pajamas atskirai eilutėse ir pajamų eilutėse ir atskirai deklaruokite išskaičiuotų mokesčių sumą mokesčių eilutėje. Gali pasitaikyti atveju, kai deklaruojamos yra visos pajamos jau po atskaitytų mokesčių pajamų eilutėje. Tokiu atveju kaip ir gali kilti problema dėl papildomo apmokestinimo. Jūs galbūt net nežinosite, galbūt neįvertinsite, pasižiūrėsite gautą pajamų sumą, bet neįvertinsite, kad nuo šios sumos buvo išskaičiuoti mokesčiai. Tai tokiu atveju įrašęs į pajamų eilutę gautą tą, taip sakyti, neto sumą, jums sistema automatiškai paskaičiuos mokesčius nuo šitos sumos, kadangi išskaičiuotų mokesčių eilutėje bus nurodyta 0. Tai įsivertinkite ir pažymėkite atskirai išskaičiuotus mokesčius, o pajamas įrašykite dar iki išskaičiuotų mokesčių. Ir kitas toks gana svarbus aspektas, kuriuo ir klientai, ir kiti investuotojai piktinasi, tai pavyzdžiui, jeigu jūs gavote per užsienio platformas palūkanas iš obligacijų, sakykime, ir jeigu nuo tų palūkanų buvo paskaičiuoti administraciniai kaštai, tai jūs turėtumėte deklaruoti pajamas iki atskaitytų administracinių kaštų. Kodėl taip yra? Todėl, kad gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato tik limituotą kiekį, kokios išlaidos gali būti atskaitomus iš jūsų pajamų. Administraciniai kaštai šiuo atveju nėra atskaitomi, deja, ir pasitaiko iš tikrųjų tokių atvejų, kai klientai investuodami per užsienio platformas generuoja nuostolį, tačiau net ir dėl tų, sakykime, tas nuostolis susidaro didžioji dalis iš administracinių kaštų, tačiau net ir turint nuostolį privalo vis tiek gyventojai deklaruoti pajamas iki administracinių kaštų ir papildomai sumokėti mokesčių Lietuvoje. Ši spraga, tikimės, bus išspręsta kažkada netolimoje ateityje, jeigu pavyks mūsų parlamentarams įgyvendinti mokesčių reformą, bent jau taip, kad būtų patogu investuoti visiems, tiek esantiems užsienyje, tiek Lietuvoje. Tai šią temą baigsime šią visą tematiką ir perėjom turbūt prie, kaip minėjau, tų mokesčių reformos. Tai ką mes turėtume daryti? Tai pirmiausia, reikia įsivertinti, kiek mes mokame. Tai yra, kiek mes mokame už savo paslaugas. Tai
klausytojų pateiktų klausimų. Taip, ačiū Martynai. Turim du klausimus. Matau, krenta ir daugiau. Pradėsim nuo pirmųjų. Pirmas klausimas, aš paskaitysiu. Klausia apie finansinį svertą ir būtent sąnaudas dėl finansinio sverto naudojimo, kuomet prekiaujama per prekybinę platformą, Interactive Brokers ar bet kokią kitą. Tai, manau, Martynas kaip tik paskutiniais savo sakiniais iš principo atsakė į šitą klausimą. Prekyba vertybiniais popieriais nėra laikoma individualia veikla, o gavus neindividualios veiklos turto pardavimo pajamas, kaip Martynas minėjo, galima atskaityti tik privalomus mokėjimus. Finansinio sverto kaštai, net ir brokerio mokesčiai, kaip minėjo Martynas, nėra laikomi privalomais mokėjimais, todėl šitų sąnaudų jūs negalite pripažinti mažinančiomis jūsų apmokestinamąsias pajamas. Antras klausimas yra apie obligacijas, apie gan klasikinę situaciją, kuomet obligacijos yra išleidžiamos ir jų išleidimo kaina yra mažesnė už nominalą, tarkim, nominalas yra 100, išleidimo kaina yra 96 ir po pusės metų, tarkim, yra išperkama už 100. Kaip reikėtų apmokestinti tuos 4 eurus? Aš taip suprantu klausimą. Esame susidūrę su tokiomis situacijomis. Gyventojų pajamų mokesčio komentaras yra gan konkretus, kad bet koks atlygis mokamas už skolinius įsipareigojimus turėtų būti laikomas palūkanomis ir apmokestinamos kaip palūkanos. Ir dėl to, mano nuomonė, tokia situacija patenka į palūkanas ir yra apmokestinamos kaip palūkanos. Nežinau, ar Lietuvoje yra skirtumas, ar šios pajamos bus pripažintos palūkanomis ar vertybinių popierių perleidimo pajamomis. Nes, iš tiesų, abiems pajamų rūšims turėtų galioti iš principo tie patys tarifai Lietuvoje. Manau, kad skirtumas, pagrindinis skirtumas galėtų būti būtent užsienyje, ar tai yra laikoma palūkanomis, kurios yra ir gali būti apmokestinamos mokesčių prie pajamų šaltinio, ar tai yra kapitalo prieaugio pajamos, vertybinių popierių perleidimo pajamos, kurios pagal nutilėjimą arba bent jau pagal Lietuvos sudarytas dvišalės sutartis neturėtų būti apmokestinamos užsienyje, turėtų būti apmokestinamos tik Lietuvoje. Taip, dar vienas klausimas dėl NT nuomos pajamų iš Ispanijos. Puikus klausimas, tikrai, manau, populiarėjantis klausimas, vis daugiau lietuvaičių matyt investuoja užsienyje į nekilnojamą turtą, tai atsakant į jūsų klausimą, taip, deklaruoti reikėtų, nes jeigu to nepadarysite jūs, Ispanijos mokesčio administratorius praneš Lietuvos mokesčio administratoriui apie jūsų užsienyje gautas pajamas ir jūs greičiausiai sulauksite klausimų iš mūsų Lietuvos VMI. Todėl būtų geriau deklaruoti jūsų gautas turto nuomos pajamas, jos papildomai Lietuvoje nebus apmokestintos, joms galioja atleidimo metodas. Tik yra vienintelė problema. Jeigu nuomojate ne per platformą, tokią kaip Airbnb arba Booking, tai jūs negalėsite susiformuoti pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Greičiausiai jums reikės išsiimti tokią pažymą iš užsienio mokesčio administratoriaus, kas be abejo yra šiokia tokia administracinė našta. Taip, ir paskutinis iš dabar turimų klausimų yra apie 23 metais
gautas pajamas, kuomet asmuo buvo rezidentu kitoje ES valstybėje ir gavo pajamas iš obligacijų palūkanų Lietuvoje. Ir klausimas, ar tokiu atveju reikia deklaruoti tokias pajamas Lietuvoje už 23 metus ir ar reikia mokėti GPM Lietuvai. Jeigu asmuo 23 metais nebuvo mokesčių rezidentu Lietuvoje, jam deklaracijų teikti Lietuvoje nereikia. Mokesčių jam deklaruoti ir mokėti Lietuvoje nereikia. Vienintelis klausimas, ar tokios obligacijos turėjo būti ir ar jos buvo apmokestintos mokesčių prie pajamų šaltinio. Nes Lietuva, lygiai taip pat kaip ir kitos valstybės, išmokėdamos išmokas užsienio valstybių rezidentams, turi teisę skaičiuoti mokestį prie pajamų šaltinio. Atsakyti detaliai į šį klausimą matyt negaliu, nes reikėtų žiūrėti, kokia yra to asmens rezidencija, kuris buvo mokesčių mokėtojų 23 metais ir kokius tarifus palūkanų apmokestinimui numato tos valstybės dvišalė sutartis. Ir dar vienas klausimas apie JAV, vėlgi labai populiari Lietuvoje tema, populiarėjanti Lietuvoje tema, kokie skirtumai apmokestinant ir deklaruojant nekilnojamo turto į nekilnojamo turto fondą ar fondus gautus dividendus. Klausimas galbūt trumpas ir iki galo negaliu suprasti tikslios konkrečios situacijos, bet kadangi dar turime kelias minutės, šiek tiek išsiplėsiu apie investavimą į JAV. JAV yra unikali valstybė daugeliu aspektų, taip pat ir dėl to, kad itin plačiai suvokia savo teisės apmokestinti užsieniečių pajamas. Kaip minėjau, vertybinių popierių pardavimo pajamos praktiškai pagal nutylėjimą visais atvejais yra apmokestinamos tik tais ten, kur esate mokesčių mokėtojas. JAV šioje vietoje yra išimtis iš taisyklės. JAV yra nusprendusi, kad tokios pajamos yra susijusios su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir gali būti apmokestintos Jungtinėse Amerikos valstijose pajamų mokesčių. Tai reiškia, kad pardavus tam tikrus vertybinius popierius, aš nenoriu generalizuoti, tikrai JAV mokesčių sistema yra labai sudėtinga, yra daug skirtingų formų ir mokesčio mokėtojo statusų, tačiau tikrai esame susidūrę ne kartą su situacija, kur pardavus vertybinius popierius JAV bendrovės, Lietuvos gyventojas turėjo mokėti pajamų mokestį Jungtinėse Amerikos valstijose, nors tikrai buvo didelis klausimas, ar dvišalė sutartis tarp Lietuvos ir JAV tą leidžia. JAV atsakymą turi, jis jiems yra labai aiškus, kad tikrai leidžia ir tas mokestis buvo paimtas. Gera žinia yra ta, kad bent jau kol kas mokesčių inspekcija Lietuvoje pripažįsta tą faktą, kad JAV pagristai apmokestina tas pajamas ir taiko atleidimo metodą antrą kartą tų pajamų neapmokestindama Lietuvoje. Tai vėlgi yra gera ir bloga žinia ir rezultatas dažnu atveju būna labai panašus, nes pajamų mokesčio tarifas JAV taip vadinamoms long-term capital gains, kas yra tam tikrą laiką išlaikytų vertybinių popierių pardavimo pajamos, yra apie 20% ir nėra ženkliai didesnis nei Lietuvoje taikomas tarifas, kuris yra 15% ir 20%, kaip Martynas pasakojo renginio pradžioje. Aš matau, kad mes turim lygiai 11 valandų. Aš atsiprašau, jeigu mes negalėjom atsakyti į visus klausimus arba atsakėm ne į tuos klausimus, kuriuos jūs uždavėt. Renginio skaidrėse yra mūsų su Martynu kontaktai. Aš paprašysiu
administratoriaus pasidalinti šią skaidrę dabar. Prašau, susisiekit su manimi arba Martynu elektroniniu paštu, jeigu turite konkrečių klausimų dėl mūsų aptartų temų iki gegužės 2, kuomet reikia deklaruoti 23 metais gautas pajamas ir sumokėti mokesčius, dar yra 3 savaitės beveik. Net jeigu šaukštai jau po pietų, kaip sako mūsų liaudės patarlė, kaip minėjau, galima retrospektyviai koreguoti deklaracijas ir susigrąžinti permokėtus mokesčius. Tai dėkoju Jums už šiandien skirtą laiką ir kviečiu deklaruoti pajamas laiku ir tinkamai.